Rusijos, tas bus kaip, nu, ten visi buvo pro, nu, ten, nu, žodžiu. Ir gavosi taip, kad skambino agentas, sako, žiūrėk, aš suderinau, kad 2 savaitės pagyvensi tokio Orailį šeimoje. Žinai, ten jisai jaunimo tada kapitonas, ten už 16, nu, ten augantis žvaigždė buvo, žinai. Nu, pasakė, kad yra toksai, o man vienodai ten. Bet tas NHL-ininkas dabartinis? Taip, Ryanas Orailį. Nu, tai žodžiu, aš pabaigiau savo stovyklą ir nuvažiavau pas jį šeimą. Buvau 2 savaitės, žinai. Tai jo tėvas, Ryano tėvas yra Amerikos rinktinės, ar tai tinklinių, ar tai kažkas ten, kažkoks ten treneris pasirašymų, žinai. Ir vat aš pamačiau, kad kuom skiriasi mūsų ten tos kankinimų treniruotės, ten bėgimų, ten su barjerais, ten milijoniniai, žinai, ir kom ten, žinai. Ten ant matų, žinai, ten tų gimnastikos šuoliukų, nu visi tokie, žinai. Nu tai va, o pas Ryaną dar buvo brolis vyresnis, Kelas Orailis, kuris AHL ten dabar, nu, visų laikų rezultatyviausias pagal taškus, man atrodo. Va, ten buvo super talentas. Nu ten aš tokių talentų dar nemačiau, netgi Rusijoje nemačiau. Bet kažkodėl jis ten NHL jis ten keliaudavo. O Ryanas jis jau tada augo, ten kaip ir žvaigždė, ten dėmesio būdavo, ten daug ten aplinkui, ten rašydavo vieną apie jį, tai va mes kartu treniruodavome, aš jis ir jo brolis 3. Tai va, ir viskas, aš ten praleidau 2 savaitės turbūt. Ir būdavo, aš prisimenu, žinai, koks šeštadienis ar penktadienis, jisai važiuoja su draugais, manęs neima, žinai. Aš sėdžiu ten su tėvais, su filmą žiūriu, žinai, ten pas juos, aš sakau, nu, ten vieną kartą nepaėmiau, gal nenorėjau, žinai, žiūriu, kitą dieną nepaėmiau, gal kažkas jau ne taip, gal kažką ne taip pasakiau, aš tėvų klausiu, kodėl, žinai, manęs neima, sako, nu, jisai sako, to, kai jaučia konkurenciją, ypač kai klube vienam būsi, tai sako, nu, sakau, tai koks skirtumas, sakau, aš ne pirmą kartą gyvenime Kanadui, bet sakau, nu, tik atvažiavau svetimą, žinai, nu, nors supažinėgi su kažkom, žinai. Tai ir viskas, ir mes ten 2 savaitės pasiteniravom, sėdavom mašiną ir važiavom į jau tą pirmą sutikimą to Erie Otters. Ir mes važiuojam ir vėluojam, ir jis sako, blemba, čia naujas treneris. O tada tai atėjo toksai Robbie Fatorak. Jisai buvo New Jersey Devils ilgą laiką, ten treneris ten treniravo. Ir jisai metė suoliuką į teisėją, tai yra YouTube, jeigu ten pažiūrėsit, matei tą video, nu tai va, po to video jį ten ir išmetė, aš kaip supratau iš to. Ir jisai pas mus, ir pasako, blemba, naujas treneris, davai, tipo, į sutinkimą, ten po poros valandų sakysim, kad kamščių užstrigom, žinai. Sakau, nu gerai, sakau, kaip pasakysi, aš tai, žinai. Nežinau, jisai jau 2 metai kaip tik važiavo ten žaisti. Ir sako, nu tai varom, pavalgysim ten 3-4 valandas, žinai. Jisai sako, aš pinigų neturiu, sakau, nu tai sumokėsiu, sakau, žinai. Nuvarėm mes ten į Vendis, žinai, Amerikai, pavalgėm, žinai, po to atvarėm. Treneris tai pažiūrėjo, sako, taip, nu, ko vėluojat, sakau, taip, nu, ten, jisai sako, kamščiai ten, žinai, ten supažinom. Sako, nu, žiūrėkit, sako, o mums ten kitą dieną buvo testai, žinai, ir davė šortus ir maikę. Tai man 3 išmirom davė maikę su šortais didesnė, jam irgi, žinai, taip, kitą kartą nevėlosit, žinai, sako, sakau, gerai. Tai va tokia tai ir istorija. O tai, nu, tai tas pagrindinis skirtumas, kur tu sakei, kad pamatai, kad kitaip treniruojasi žmonės, tai kas buvo, va, sakykime, tokie raktiniai dalykai, kurie tu pagrindiniai tokie? Ne,